Skaitinys iš pranašo Joelio knygos. Viešpats byloja. Te išsiruošia tautos ir te keliauja į Jošafato slėnį. Tenai aš sėsiuosi teisti visų aplinkinių tautų. Stverkitės pjautuvo, javas pribrendo. Ateikite vynuogių trėkšti, nes spaustuvas pilnas ir rėčkos jau liejas per viršų. Mat didelis jų nelabumas. Gaudimas, dundėjimas, nuosprendžio slėnyje, artinas viešpaties diena nuosprendžio slėnyje. Saulė ir mėnuo užtemsta ir žvaigždės spindėjusios liaujas, viešpats griaudžia iš Siono, jo balsas skardi iš Jeruzalės, dreba dangus ir žemė. Bet savajai tautai viešpats prieglauda, Izraelio vaikams jis tvirtovė. Tada jūs suprasite, jog aš esu viešpats jūsų Dievas ir kad gyvenu Sijone savo šventajame kalne. Jeruzalė bus šventa ir niekad per ją nebežengs svetimieji. Ta diena kalnai vynu tekės, tvins kalvos pienu, ir visos judo upės vandeniu plūs. Viešpaties namuose atsivers šaltinis ir girdys akacijų slėnį. Egiptas pavirs į tyrus, Edomas į nykų užkampį, dėl prievartos judo vaikams, kurių šalyje jie nekaltą kraują praliejo. O judas per amžius išliks apgyventas, Jeruzalė klestint regės kartų kartos. Aš skelbiu nekaltą jų kraują, kurio anksčiau neskelbiau nekalto. Viešpats gyvens Sijono kalne. Tai Dievo žodis. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Viešpats pasaulio valdovas, te džiūgauja žemė, te krykštauja salos, jį juosia debesys tamsūs, teisė, teisybė grįstas jo sostas. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Sutirpsta kaip vaškas kalnai išsigandę prieš viešpatį viso pasaulio valdovą. Byloja dangus apie jo teisingumą, jo garbingumą regi pasaulis. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Palaimo šviesa teisingajam šviečia, teisio širdies žmogui linksmybė. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį, jo šventąjį vardą minėkit. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pasiklausykim Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai. O jis atsiliepė: dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Girdėjome viešpaties žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, brangus broliai ir seserys, spalio 11-oji, matyt jau įsirėš į mūsų bažnyčios istoriją, ne tik tai šiuolaikinę, bet ir į visos bažnyčios istoriją. 1962 prasidėjo Antrasis Vatikano susirinkimas. Todėl popiežius Pranciškus, skelbdamas Joną 23 šventuoju, jo minėjimo dieną pasirinko kaip tik spalio 11-ąją. Matyt, nei apie Antrąjį Vatikano susirinkimą, nei apie šventąjį Joną 23 daug kalbėti nereikia, nes visi savo žinių kontekste
turit apie ką pamastyti ir galvoti, nes iš ties tiek susirinkimas, tiek pats popiežius yra ne įvykis ir asmuo, bet iš ties visas reiškinys. Ir kiekvienas iš mūsų turim kitas žinias, kitus potyrius šituo klausimu. O mes sugrįžtam prie Evangelijos, labai trumputės, šiandien labai, sakytumėm, kuklios, bet taip pat prasmingos kaip ir visą laiką. Jos kontekstas yra paprastas. Jėzų kaltina, kad jis Belzebubo vaikas, kad jis daro stebuklus ne savo, o velnio galia. Ir todėl viena iš minios moterų sugalvoja apginti Jėzų labai įdomiu būdu, pašlovindama, pagarbindama, netgi iš tiesų įdėdama į visą gyvenimą į Jėzaus motinos vardą, Jėzaus motinos asmenį. Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. Tai reiškia palaiminta motina, kad turi tokį vaiką, kurį dar čia kažkas drįsta kaltinti. O Jėzus atsako labai paprastai, kad tu, moterie, ir visi tie, kurie laikosi Dievo žodžio, pirmiausia jį girdi, arba netgi galima būtų pasakyti, kad jį nešioja savo širdies įsčiose. Pirmiausia girdi, supranta, meldžiasi, perpranta, įgyvendina ir jo laikosi. Tai yra, juo maitinasi. Krūtis, kurias žindai, tai būtent Dievo žodis, kuriuo maitinasi tas, kuris yra Dievo vaikas, tikras Dievo vaikas. Štai mes irgi esam tie, kurie esam pašaukti maitintis Dievo žodžiu, klausytis jo ir jo laikytis. Matyt, sudėtinga yra tai įgyvendinti iki galo, bet jeigu klausiam kiekvieną dieną, jeigu atliekam sąžinės sąskaitą kas vakarą, jeigu iš tikrųjų peržvelgiam, ką mes per dieną padarėm ar ko nepadarėm, tai puikiai suvoksim, kad ir mūsų palaiminimas, skirtas tos moters lūpomis Jėzui, pasieks ir mus. Mes irgi būsim pagimdyti ir maitinsimės iš Dievo žodžio ir jį įgyvendinsim ten, kur žengs mūsų kojos, kur palies mūsų rankos, kur žvelgs mūsų akys, kur kalbės mūsų lūpos. Homiliją sakė kunigas Arūnas Kesilis.